Šiandien aš jums papasakosiu apie vieną didžiausių svorio metimų mitų ir tai yra mitas, kad mankšta yra geriausias būdas numesti svorio. Tyrimai parodė, kad nors mankšta gali padėti, tikroji pagrindinė svorio metimo priežastis yra ne mankštos trūkumas, o sveika dieta. Tikrai nesakau, kad neturėtumėte mankštintis, bet įrodyta, kad jei jūsų mityba netinkama, sportas nepadės. Taip yra todėl, kad mankšta degina kalorijas. Tai faktas. Tačiau to nepakanka norint numesti svorio, kol jūsų mityba išlieka tokia pati. Bėgiodami visą valandą sudeginsite apie 400 kalorijų. Tačiau jeigu vietoj 1 valandos nuobodaus ir daug laiko atimančio bėgimo tiesiog pakeisite pietus vienu iš mano sveikų kokteilių, kurių nemokamą 5 dienų programą galite gauti paspaudę nuorodą mano profilyje, taip pat sutaupysite apie 400 kalorijų. Taigi ką verčiau darytumėte? Kankintumėtės mankštindamėsi 7 valandas per savaitę, kad pasiektumėte nedidelę pažangą, arba tiesiog pakeisite vieną patiekalą sveikų kokteilių, kuris vis tiek jūs pasotins ir suteiks daug energijos. Taigi, kurį variantą rinktumėtės jūs?